Keliamės į Kauno Crown antikorozinį centrą ir šiame centre ne tik galima atlikti antikorozinės dangos paslaugą, bet ši vieta ir po truputėlį tampa automobilių mylėtojų centru. Už mano nugaros matom ganėtinai nestandartinį automobilį. Kokie darbai jam bus atliekami Crown centre, pakalbėsim jau neužilgo, bet aš dabar norėčiau pakalbėti su Julium apie renginį, kuriame šis automobilis sudalyvavo šios teritorijos kieme, bet jau šiek tiek šiltesniu metu, ar ne? Taip, praeitais metais Kaunas Crown atidarymo centro proga suorganizavom renginį ir šis būtent automobilis buvo svečias šio renginio, o šiuo metu jisai lankosi mūsų centre, kad mes jam galėtume atlikti antikorozinio padengimo paslaugą. Aš pastebėjau, kad net ir tokių nestandartinių automobilių savininkai dažnai pasirūpina savo automobilių antikorozinę dangą, ar ne? Jo, jiems tiesiog reikia laiko daugiau tam pasiruošti, nes jie dažnai tobulina, modifikuoja tuos automobilius, o mes rekomenduojam antikorozinį daryti paskutinį jau stotelį. Tai kol iki centro davažiuoja tokie automobiliai, reikia tam kelio, reikia tam laiko, bet ypatingai žmonės, kurie myli savo automobilius, prižiūri ir jais rūpinasi, tai yra pagrindiniai mūsų klientai. Pernai metais turėjot čia aikšteliai centro atidarymo proga tokį įdomų nestandartinių automobilių renginį. Kaip kilo mintis organizuoti tokį renginį čia Kaune pas save? Na, iki to laiko tokių tiesiog galimybių neturėjom, tai aktyviai važinėdavom per kitus renginius ir dalyvaudavom juose, bet Crown Kaunas antikorozinio centro atidarymo proga suorganizavom kliento dieną ir turint parkingą, kuris talpina 150 automobilių, kilo mintis sukviesti skirtingo stiliaus, konceptų automobilius ir planuojame ateityje daryti tą patį. Kokia buvo renginio programa? Ar tiesiog susirinko daug automobilių gražiai pastovėti kieme, ar nuveikėt kažką įdomesnę? Ir susirinko daug automobilių pastovėti ir turėjom paruošę programą. Tai buvo Memel Bass Crew, mums padėjo padaryti garso automobilio audio aparatūros varžybas. Taipogi turėjom burnautą ir turėjom popcorn išmetimo rungtį, kuri buvo tikrai labai stipri. Kiekvienose rungtyse dalyvavo apie 10-15 dalyvių ir jie buvo atrinkti tam tikri automobiliai rungtims, tam tikri automobiliai parodai ir ekspozicijai. O ar sutalpinot visus norinčius, ar buvo daugiau norinčių dalyvauti negu tilpo aikšteliai? Gavom 400 paraiškų, tai buvo labai didelė nuostaba, kokia yra aktyvi Lietuvos automobilių bendruomenė ir kaip noriai jie registruojasi ir dalyvauja renginiuose. Tai sutalpinom daugiau, virš 150 automobilių, ne visi tilpo, galbūt ne visi ir suprato, kodėl negalėjom sukviesti visų, bet pasistengsime ateityje tobulinti renginį ir sutalpinti kuo įmanoma daugiau mašinų. Renginys pavyko, tad ar planuojate daugiau tokių renginių ateityje? Taip, tikrai planuojame, pasikartosiu, turint dabar galimybę, turint centrą ir tokį didžiulį parkingą, mūsų planuose yra suburti žmonės ne kartą, suorganizuoti tikrai ne vieną renginį, bet tą jūs pamatysite ir išgirsite ateityje, todėl ir siūlau sekti Crown centro veiklą, kuris užsiima ne tik antikorozinių padengimų, bet ir kūrė, būrė žmonės į bendruomenės ir organizuoja renginius. Kadangi nuo sausio mėnesio Kaune Crown centre atliekame nemokamą rūdžių defektacijos paslaugą, tai šis automobilis yra pirmas, kuris atvyko būtent pasinaudoti šią progą, galimybę, pasikelsim, įsivertinsim dugną ir aš jau žinau kliento atsakymą ir kokius darbus mes toliau planuojame su juo daryti. Jeigu norite įsivertinti, kiek automobilis turi rūdžių, tai Crauno meistrai taip įvertins. Net jeigu ir nežinot, kas jūsų automobilio dugne vyksta, o gal perkat automobilį ir abejoja dėl jo būklės, galite atvykti pas mus į svečius, kartu pakelsim, pasižiūrėsim, įsivertinsim automobilį ir nuspręsim, ar verta, ar apsimoka atlikti šią paslaugą ir kokia automobilio yra būklė. Silpnos vietos yra visur, kur buvo kištas dankratas.
Tai manau, čia vieni iš taškų, kur greičiausiai pradėtų rūdyti, ne, turbūt? Jos lenkščiai visos siūlės būtent suvirinimo taškai, tai yra jautriausios vietos korozijai. Ir šitas automobilis, kadangi ne tik važinėja per parodas, bet ir žiemos metu, tai jam antikorozinė danga padės išsaugoti tokią gerą jo būklę, kokia yra dabar. Aš manau, kad kai automobiliai atvyksta, pavyzdžiui, iš Floridos, kaip Pauliaus Porsche, pakėlus ant keltuvo, matai labai gražų vaizdą, bet pavažinėjus Lietuvoje, gavus druskų, tas vaizdas labai greit gali pasikeisti. Taip, yra pavyzdžių, kai klientai per 2-3 metus tiesiog stebisi, kaip galėjo kardinaliai pasikeisti automobilio dugnas, vėlgi daug kas priklauso nuo to, kiek druskų, kokia rida, kokiais keliais ir kokiam garaže galų gale stovi automobilis. Daug faktorių įtakoja koroziją. Kokie darbai bus atliekami šiam automobiliui? Nuplausim automobilio dugną nuo druskų, nuo purvo smėlio ir padengsim dugną antikorozinę dangą. Klientas pasirinko tik dugno antikorozinį padengimą. Mes turim 2 komplektus, kada dengiam ir vidinės ertmes, bet kadangi tai yra, kaip ir sakiau, parodinis automobilis, jam nepurkšim variklio skyriaus, nepurkšim vidinių ertmių, durelių, sparnų, padengsim tik dugną, pakabos, važiuoklės, lenkščio elementus, lonžeronus, viskas tai, kas yra dugne. Ir netgi stabdžių kuro vamzdeliai su Crown danga galima dengti juos, kadangi danga yra riebi, skaidri, nemaskuoja svarbių tokių elementų, kurios nori įsivertinti technikinės apžiūros, jo labiau servise nekils jokių problemų po padengimo, kadangi Crown danga yra riebi, skaidri ir nemaskuoja svarbių elementų ir tuo pačiu nesustingsta, nesukietėja. Aš autoserijose turiu blogos patirties, kai mums buvo atvarytas klasikinis automobilis su dažančia antikorozinė danga ir buvo supurkšta pakaba ir buvo neįmanoma dirbti prie automobilio. O kokia situacija su Crown? Ar jūs dengiate pakabos dalis? Su Crown galima dengti pakabos, važiuoklės elementus, kadangi tai yra riebi danga, kuri gali pakabai tik tai suteikti sutepimo ir apsaugos nuo drėgmės ir korozijos. Su kietom dangom, kaip mes vadinam, barjerinio tipo, tu nepadengsi taip lengvai važiuoklės elementų, nes vėlgi servisai bus nepatenkinti su jie dirbti, nebegalėsi taip lengvai ir žinau net vietų, kur servisai neima tiesiog mašinų, kur dengta juoda kieta danga. Nes su kieta danga tu iš esmės tu dažai rūdį. Automobilis nuo to nemažiau rūdėjo, turbūt dar daugiau ir tu tiesiog to nematai, kol viskas nenubyra. O mūsų tikslas ir yra toks: nemaskuoti, neuždengti, neužslėpti, o padengti skaidrę, riebę, permatomą plėvelę, Crowno dangą, kad vėliau galima būtų tiek tuos pačius procesus kartoti, tiek jeigu atsiras rūdis, įsivertinti, pamatyti, užfiksuoti ir dirbti toliau su tuo automobiliu. Šis automobilis atvažiavo su mintimi, kad jam bus atlikta antikorozinės dangos paslauga, bet pakalbėkim plačiau apie nemokamą rūdžių defektacijos paslaugą, kurią atliekate. Dėl ko verta ją daryti? Verta apsilankyti centre dėl to, kad galite susipažinti su automobilio dugnu, įsivertinti rūdis, pasikonsultuoti su Crown specialistais, būtent antikorozinio padengimo klausimais ir susipažinti su mūsų produktu, kuris gali padėti apsaugoti jūsų automobilį nuo korozijos. Taipogi nemokama galimybė įsivertinti automobilio būklę ir kaip ir pasikelti jį ant keltuvo. Labai gerai Julius paminėjo, kad dažnas vairuotojas greičiausiai net neįsivaizduoja, kaip atrodo jo dugnas, tai dabar turit puikią galimybę nemokamai tą padaryti Kauno Crown antikoroziniam centre. O plačiau turbūt gali pasiskaityti crown.lt, ne? Tikrai taip, ir pasižiūrėti visose socialinėse mūsų kanaluose, kaip tai vyksta. Viskas, Dodžas išvažiavo, automobiliai pasinaudojus nuolaidos kodu gazas, dugnas, antikorozinės dangos paslauga buvo atlikta 10% pigiau. Nuolaidos kodu gazas, dugnas galite pasinaudoti ir jūs. Kauno antikoroziniam centre galioja 10% nuolaida su šio kodu, o jei norite nemokamai įsivertinti savo automobilio rūdžių būklę, pasižiūrėti, kaip jūsų automobilis atrodo iš apačios, tai taip pat galite padaryti Kauno Crown centre. Plačiau galite pasiskaityti tiesiog crown.lt.